biški prieš filmavimą pagražinsim. A few moments later. Tai iš esmės, tai Darius kada padarė tą kabinimą drabužiam, tas tokiom metaliniais tais, tai aš tą pačią akimirką pamačius juos sugalvojau, blemba, žiūri gerai, nes irgi galvojau, kokius čia padaryti pakabinimus, kad džiūtų geriau rankšluosčiai ir kad būtų juos patogu sukabinti. Tai, kadangi tas šilumos šaltinis yra tas vienas ir toks jis yra nedidelis ir labai negražiai atrodo tie sukabinti rankšluosčiai, tai paprašiau, kad Darius pritaikytų būtent tokį patį principą. Drabužiams tuos kabinamus tiesiog prikabintų čia ir vaisiai atėjo su tokiu sprendimu ir dabar tie visi kabo. Jeigu norit, kad greičiau išdžiūtų. Va, koks išradimas tobulas. Sakė, niekas dar nebuvo sugalvojęs tokio dalyko. Tai va, galim patentuoti, pardavinėti ir įrenginėti būstuose visokius praktinius sprendimus. Ir pakabinė ir tas visas dalykas džiūsta. Aišku, jeigu prilankstai daugiau, jisai lėčiau daug džiūsta, jeigu va ilgesnis kaip toksai, tai tikrai jisai puikiai išdžiūsta. Jeigu tai, kad, pavyzdžiui, labai išlapesnis, kai būna vaikai mėgsta turkštis, tai tada pakabini padžiovini. Va, paimam ir po to vėl pakabini atgal. Bet už tai yra tik vienas daiktas, kuris kabo. Ant būtent gyvatuko. Labai fainas, labai pasteisina ir šone vienas.